Dirbam iš viso 400 hektarų žemės. Auginam daug įvairių kultūrų, ieškom geriausių sprendimų. Perėjau visiškai 100% no-till technologiją, kur netaikomas joks žemės dirbimas. Pagrindinis mano žemės dirbimo padargas yra kastuvas, kurį vežiojas visada mašinos bagažinėje. Šiemet ypatingai daug kultūrų auginau, varpinės žolės įvairias, ankštinių kultūrų nemažai, pavyzdžiui, vikiai ir pupos, iš varpinių žolių motejukai, svidrė, vienmetė, gausiažiedė, daugiametė, kviečiai, rapsai šiek tiek, žieminiai miežiai, dobilai, purpuriniai. Tai va būtent šitoj vietoj ir prieš šį sezoną jau turėjome savo mintyse, kad į Lietuvą atsivežame ne tik, sakykime, Keiso kombainui skirtas pjaunamąsias, bet ir kitų gamintų. Tai viena būtent iš šitų ir buvo, kaip sakoma, už mano nugaros esanti FD1 35 pėdų pločio pjaunamoji Magdon Flex Draper, tai būtent yra lanksti juostinė pjaunamoji. Tai va, rizikavau, siejau tas kultūras tokias. Tikėjaus tokio sunkaus nuėmimo, bet nesitikėjau, kad bus taip sudėtinga. Ir tai va, pabandėm Magdoną ir tiesiog, kaip sakau, iškart įsimylėjau aš jį. Ir nusprendėm pasilikti. Aš manau, kad ta pjaunamoji reikalinga ir naudinga kiekvienam ūkiui, kuris augina bet kokias grūdinės kultūras. Ypatingai jin pranašumą turi sugulusiose javuose. Realiai važiuoja kaip per stačius, nėra jokio skirtumo. Ir automatiškai jos našumas yra didesnis, dėl to lygesnė masės padavimo. Kombainas tada didėja kombaino našumas, pralaidumas, nuostoliai mažesni. Ir surenkama daugiau, tolygiau nupjaunamas, nuskutama tiesiog, kaip suskutimo mašinėlė. Laukus pastebėjau, kiek belygintum, jie vis tiek turės nelygumų ir provežos visada įsispaudžia naujos iš po to pačio kombaino ir iš traktorių ir jos kiek belyginsi, jie bus nelygus tie laukai. Tai su šitą pjaunamąją mes jį nukopijuoja paviršių idealiai, surenka net iš įdubimų didesnių ir nuo kalniukų, aš nesitikėjau, kad tai paims. Buvau tikrai apakęs. Jo, akmuo koks žiūri, pakyla visas kraštas. Viena pusė nusileidus žemyn, kita pusė pakilus aukštyn. Laukai atrodo lygus kai kurie, bet vis tiek yra vietų tokių, kad kai važiuoju, stebiu tas rodiklės, žiūriu, kad tai taip ir atskirai taip. Vaizduoju, plaukia dirvos paviršium ir sutinka kliūti, iškart pakyla. Čia ir yra pagrindinis Magdono principas ir privalumas, tai kad tai yra mechaninė pjaunamoji. Ji neturi daviklių, jinai dirba mechaniniu principu. Ir va šitas jos universalumas ir yra pagrindinis Magdono pliusas, kad dėl ko visame pasaulyje ūkininkai renkasi Magdono pjaunamąsias, tai būtent jos palyginus paprasta konstrukcija, nors iš šalies žiūrint tai atrodo gan sudėtinga, ir jos darbo principas, kuris yra, kaip pasakyti, savaime pjaunamoji dirbanti, kopijuojanti paviršių, nepriklausomai nuo tam tikrų daviklių ar kažkokių elektroninių prietaisų. Tai va šitas dalykas, tas paprastumas, ją daro tokią nepaprastą.